arī kā B3 vitamīns, īpaši ar savu tik funkcionālo dabu. Sveiki! Po to, kai apžiūrėjome Šaltojo karo muziejų, mes pernakvojome Žemaitijos nacionalinėme parke ir kitą dieną per Skuodą mes įvažiavome į Latviją. Ir štai mes sustojome Pavilostoje, kad tradiciškai nusipirkti šviežios išrūkintos žuvies. Čia mes apsilankome beveik kiekvieną vasarą. Dar liko 5 minutės iki parduotuvės atidarymo, todėl mes nutarėme pasivaikščioti aplinkui. Pavilos tai yra nedidelis miestelis, jame gyvena apie 1000 gyventojų. Per Pavilostą teka štai ši Sakos upė. Sakos upės žiotyse yra įrengtas uostas. Pavilostos uostas yra nedidelis, jame glaudžiasi daugiausiai pramoginiai, būriniai laivai, jachtos ir keletą žvejybinių laivelių. Pavilosta taip pat yra kurortinis miestelis. Šį miestelį mėgsta poilsiautojai, ypač tie, kurie mėgsta pasiplaukioti jūroje ir kitas vandens pramogas. Na, o mes čia ilgai neužsibuvome, nusipirkome žuvies ir važiavome toliau. Jūrkalnėje yra nemokama poilsio aikštelė, taip pat yra kempingas ir labai graži aikštė su įvairiais medžio dirbiniais, pavėsinėmis ir supinėmis. Todėl nutarėme čia nakvoti ir stebėti saulėlydį. Saulė leidžias kaip ir kasdien, bet šį kartą gražiau negu, pavyzdžiui, Elektrėnuose ar Vilniuje. Kuo gražiau? Ką? Kuo gražiau? Nu, gražiau, kai jūra, kai skęsta saulė, labai gražu. Mes maudėmės dieną, o saulė eina maudytis dabar, vakare. Kai visus jau įkaitino, tai pati lenda į vandenį. Eik, sakau. Kodėl? Čia. Todėl, kad saulė žiūrėk. Ir štai sekančią dieną mes pasiekėme poilsiavietę, kurioje praleisime 4 naktis. O čia pirmasis mūsų sutiktas poilsiavietės gyventojas. Sveiki, mes poilsiaujame Latvijoje, tokioje įdomioje vietoje, kad prie upės, o už upės jūra, kopos ir jūra. Štai vaizdelis atrodo panašiai taip. Čia kairiai, dešiniai, tiksliau pusėje upė įteka į jūrą visai netoli, o kairiai pusėje paėjus šiek tiek toliau yra tiltas, kur galima patekti į kopas. Na, mes apsistojome štai tokioje vietoje.
Toliau yra stovi mano automobilis, o už automobilio yra toks paaukštėjimas, toks kurganas. Čia yra bunkeriai. Nuo tarybinių laikų likę bunkeriai. Čia buvo kažkokia pasienio bazė pasieniečių. Ir tie bunkeriai likę nuo tų laikų. Yra ir daugiau statinių kitoje upės pusėje. Štai dabar čia užlipsim ir paieškosim bunkerio, įėjimo į bunkerį. Nors jis, man atrodo, uždarytas ten. Metalinis dangtis yra. Čia štai buvo apkasai. Čia buvo apkasai ir budėtojo vieta, iš kurios tada turbūt šaudyti galėdavo, nes nebūdavo čia tų medžių aukštų. O toliau po pušim yra liukas į požemius. Jis uždarytas. Liukas masyvus, sunkus. Matyt, ten buvo kažkoks sandėlis ar štabavietė kokia, nežinau. Tai va tokia ta mūsų poilsio vietelė. Latvijoje tokių vietų yra labai daug. Čia kažkada tarybiniais laikais buvo uždara pasienio zona ir čia civiliai žmonės nesilankydavo. Na, o dabar žmonės, kurie čia kažkada turėjo savo nuosavybę, tą nuosavybę atsiėmė ir nuomoja tas pakrantės poilsiautojams. Štai tokia ta mūsų stovyklavietė. Mes čia vieni, nieko daugiau nebėra. Vakarais kūrenam laužą, kepam šašlykus, klausomės muzikos, maudomės, vaikštom, palydim saulę, skandinam saulę. Tai va tiek žinių. Mes atėjome palydėti saulės, kviečiame ir jūs pasigėrėti šiuo reginiu. Mūsų šuniukas Tipis kažką netinkamo suėdė, todėl 2 dienas gydėsi Ventspilio veterinarinėje klinikoje. Jam buvo statomos lašelinės ir buvo paliktas kateteris, kurį prieš 10 minučių jis pašalino, bet jau yra visiškai sveikas. Kadangi dėl Tipio turėjome važiuoti į Ventspilį, todėl kitoje serijoje parodysime, ką ten matėme, kur ten apsilankėme. Iki.